vaikai nueina į skirtingas mokyklas, jie vėl susimaišo naujose klasėse, įsiterpia į naujus kolektyvus, bet dažnai branduolys, bent jau 10 ar 14 vaikų nueina į vieną arba kitą mokyklą kartu. Ir atgarsių mes, žinoma, sulaukiam. Ir sulaukiam atgarsių labai įvairių, todėl kad vyresnėse klasėse jie sutinka daug mokytojų, kurie kaip asmenybės irgi yra labai skirtingi, su savo skirtinga patirtim. Ir dažnai būna, kad vyresni mokytojai kartais turi savo nusistovėjusias taisyklės ir šitie vaikai jiems būna kartais nepatogus. Jie kartais trukdo dirbti dėl to, kad jie yra aktyvūs, jie daugiau klausia, jie daugiau nori įsigilinti, sužinoti apie savo klaidas, jie drąsiai reiškia savo nuomonę, kartais sako komplimentus mokytojams, kurie jiems nepatinka. Bet kai kurie mokytojai jais labai džiaugiasi, todėl kad šitie vaikai įpratę dirbti grupėse, jie įpratę bendradarbiauti ir rengti įvairius projektus, nes tai jie darė pradinėse klasėse jau nuo 1 klasės. Tai man vienos mokyklos direktorius yra sakęs, kad man labai patogu, aš per savo istorijos pamokos galiu sėdėti rankas sudėjęs, nes žinau, kad vyks spektakliai, pasirodymai, pristatymai, kad šitie vaikai savo norų ruoš įvairiausius pristatymus, prezentacijas. Tai kad kai kuriems labai lengva su jais ir gera dirbti. Tai tos nuomonės tikrai yra labai įvairios. Ir daugelis iš tų vaikų, kurie nueina į 5 klases į kitas mokyklas, tai aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, važiuoja į užsienį, juos mokytojai renkasi į komandas, nes jie nebijo būti aktyvūs, reikšti nuomonę arba netgi kalbėti angliškai, dainuoti, piešti, atstovauti savo mokyklą, net tiesiog yra drąsesni dažnai. Tai smagu, kad tie vaikai atėję džiaugiasi, grįžta į mokyklą, pasakoja, kaip jiems sekasi, tai jau mano tie pirmieji vaikai, tai jau studentai ir studijas net pabaigė, bet mielai prisimena pradinės klases, mūsų ryto ratą, pristatymus savo ir kartais jie nuėję į 5 klasę gailisi, kad nebėra tų ryto ratų, nebėra pristatymų, nebėra tų tokių pasikalbėjimų, rytinių diskusijų, tokių apskritai savo nuomonės išsakymo arba netgi pasidalinimo įspūdžiais apie praėjusį savaitgalį. Tai aišku, mokytojai dalykininkai dažnai tiesiog labiau juos įspraudžia į rėmus, o jie labiau čia galbūt įpratę būti laisvesni, neklausyti skambučių. Ta mūsų diena tokia truputėlį būna laisvesnė, jinai išsitęsia į tos tokius periodus ilgesnius, bet aišku, mums patogiau, mes dažniausiai vieną mokytoją su klase, mes visą dieną dirbam.